Labą dieną. Ilgametėje Nacionalinės krūties ligų asociacijos veikloje, susitinkant ir bendraujant su įvairiaus amžiaus moterimis, susidarė įspūdis, jog baimė pasitikrinti profilaktiškai ir pastoviai ieškojimas priežasčių, kodėl man ten nereikia nueiti. Tai turbūt visų pirma lėmė tai, kad dėl nežinojimo ir dėl informacijos stokos. Tad mūsų manymu pirmiausia reikėtų edukuoti turbūt jaunimą, kadangi aš susirgau 39 metų ir 2 dukros buvo mokyklinio amžiaus, o 2 vaikai buvo dar visai mažiukai, jie gyveno su ta liga. Tai mano 4 vaikai apie krūties vėžį žino tikrai nemažai. Todėl ir kilo tokia mintis, kad reiktų turbūt pradėti edukuoti nuo jaunimo, o ne jau kada moteris sulaukia šiuo metu 45 metų ir jas skatinti, bet jau jos to amžiaus sulaukusios turi žinoti apie tai. Turi ateiti, iš vaikystės turbūt. Todėl kilo idėja, kai mano jauniausieji vaikai nuėjo mokintis į gimnaziją, aš kreipiausi į gimnazijos direktorį ir pasiūliau tokį projektą, kad mes atvešim onkologus ir jie pasakos apie krūties vėžį. Taip ir gimė šis projektas, kurio užsklanda ir vizitinė kortelė jūs dabar matote. Nacionalinė krūties ligų asociacija, bendradarbiaudama su Antakalnio gimnazija, Lietuvos urologų draugija, Nacionalinio vėžio centru, parengė ir vykdo šitą šviečiamąjį projektą onkologai pas gimnazistus. Prezentacijos, kurios buvo specialiai sukurtos mokiniam, atitinka labai aktualiai visą ir prevencijos, ir gydymo, ir profilaktikos. Gydymo nepaliečiam, tiksliau, kaip ateiti į profilaktiką ir kaip galima tikrintis patiems. Jos buvo paruoštos labai linksmo stiliaus ir interaktyvių paskaitų tikslas buvo pateikti tas žinutes apie vėžį, kurias reikia išgirsti būtent jauniems žmonėms. Pranešėjai visi yra Nacionalinio vėžio centro gydytojai, kurie kalba paprasta kalba, suprantama jaunimui. Taigi projekte jaunimui pateikiamos 4 vėžio prevencijos ir ankstyvojo atpažinimo temos. Kiekvienai iš jų parengta apie 12-15 skaidrių. Greta krūties vėžio išdygo tema apie ŽPV vakciną ir virusą. Taip pat ši tema yra aktuali ir merginom, ir vaikinam. Taip pat vėžio centro direktoriaus pavaduotojo mokslui, gydytojui urologui Mariui Kinčiui patarus buvo įtrauktas sėklidžių vėžys, kas yra jaunų vaikinų liga. Ir mokytojų prašymų buvo labai paprašyta, kad paskaitytumėm apie rūkymą vaikam. Kad yra tai kenksminga ir prie ko tai galėtų privesti. Pirmą kartą projektą pristatėme Antakalnio gimnazijoje. Šiek tiek buvo nerimo, kaip reaguos vaikai, todėl visi gydytojai važiavo apsirengę džinsais, kad prisitaikyti prie mokinių. Ir labai gerai nusiteikę iš tikrųjų, bet visi važiavom su tokia baime, nes auditorija buvo 100 vaikų. Gan nemaža. Bet labai dideliai nuostabai. Aktų salėje tvyrojo tyla, vaikai visi labai klausė ir po šito pirmo vizito buvo atlikta tarp gimnazistų apklausa, ką jiem tai davė ir mes tikrai išgirdom džiugų tokį atgalinį atgarsį, kad vaikam tai patiko ir jie suprato, kad tai yra reikalinga. Ir kai gydytoja skaitė apie krūties vėžį, mes turim tokį labai gražų muliažą, kuriame yra užslėpti navikai ir jos
paskaitos apie krūties vėžį metu yra pasakojama ir rodomas filmukas apie savityrą. Ir gale paskaitos yra pakviečiamas moksleivis kuris nors, kad surastų navikus krūtyse. Tai mūsų visų nuostabai pirmiausia ateina vaikinai. O merginos tik tai jau po visko eina tyrinėti. Ir vaikinai labai drąsiai ieško ir randa, kas nebūtų keista. Tai labai tikėtina, kad gal gyvenime, kai jie bus vyrai, gal jie suras ir kitur tuos navikus. Tai vat per 24 ir 25 metus buvo aplankytos 7 gimnazijos. Projekte taip pat yra vykdomas toks labai įdomus, yra operuojamos daktaro Kinčiaus sumanymas jaučio sėklidės. Jis visą laiką pakviečia mokinius, kurie žada studijuoti mediciną, galbūt chirurgais, jos aprengia kaip chirurgus. Ir tikrai labai didelis susidomėjimas, irgi iš pat pradžių bijojom, kaip čia vaikai reaguos, bet vaikai yra smalsūs ir labai aktyvūs. O vienoje iš Elektrėnų gimnazijoje, tai buvo 25 metais, kai buvo paskaityta paskaita apie rūkymą, tai jaunimas taip įsisiubavo, kad onkologai net nusistebėjo ir buvo labai daug duota net pasiūlymų, kaip valdžios atstovai galėtų rūkymą pažaboti. Tai vat, gal tie vaikai užaugs ir į Seimą ateis ir tikrai mes tą rūkymo žalą sutvarkysim. Tai vat, aš labai tikiuosi, kad šitas projektas ir vyks toliau, todėl kad Nacionalinio vėžio centro direktorius, jisai labai palaiko ir mielai išleidžia gydytojus visuomeniniais tikslais skaityti šitas vaikam paskaitas ir tikrai mes tikimės, kad mes darom tikrai labai gerą ir prasmingą darbą. Ačiū labai. Gerbiama Andželika. Labai sveikinu tokias mokyklos iniciatyvas, kurios atveria taip plačiai duris. Tai čia wow. Tai pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame Seimo komiteto posėdyje, taip pat už 2024 metais startą gražios programos onkologai pas gimnazistus, kuri išties mums buvo labai reikšminga ir atsiliepimai vaikų, ką ir minėjo Aušra, buvo tikrai labai geri. Šiandien, manyčiau, čia esantis ir klausantis mūsų neabejojam, kad švietimo sistema atlieka reikšmingą vaidmenį formuojant ilgalaikį visuomenės požiūrį į sveikatą, prevenciją ir atsakingą elgesį už save ir kitus. Atsižvelgiant į tai, tikslingai vertinti galimybės integruoti onkologinių ligų prevencijos ir profilaktinių tyrimų svarbos tematiką į bendrojo ugdymo programas. Šiame pranešime apžvelgsiu galimybės integruoti minėtą tematiką būtent į biologijos ir gyvenimo įgūdžių ugdymo turinį 9-12 klasėse. Noriu pabrėžti, kad integracija galima nekeičiant esminių ugdymo programų struktūrų ir neapkraunant mokymosi turinio. Mūsų gimnazijos patirtis ir pradėta iniciatyva parodė, kad vyresniųjų klasių mokiniai, tai yra 9-12 klasių mokiniai, 15-19 metų, tikrai yra pasirengę suvokti sudėtingą su onkologinė prevencija susijusią informaciją, ją reflektuoti ir sieti su asmeninė atsakomybė už savo ir savo artimųjų sveikatą. Onkologinių ligų prevencijos integravimas į biologijos ugdymo turinį ir mes peržvelgėme kartu su
biologijos ir gyvenimo įgūdžių mokytoja Ieva Petrauskaitė, koksgi dabar yra ugdymo turinys ir kokia galima integracija. Ir savo pranešime aš trumpai apžvelgsiu kiekvienos klasės ugdymo turinį ir ką galėtų mokytojai jame akcentuoti. Pradėkim nuo 9 klasės ir 9 klasėse biologijos programoje yra nagrinėjamos ligų priežastis, infekcinės ligos, imuniteto sudarimas, taip pat žmogaus dauginimasis ir lytiškai plintančios infekcijos. Šios temos sudaro pagrindą kalbėti apie ligų prevenciją plačiaja prasme, įskaitant ir onkologinių ligų rizikos veiksnius, ankstyvosios diagnostikos svarbą bei profilaktinių patikrinimų reikšmę. Pažymėtina, kad iki 30% 9 klasės biologijos ugdymo turinio yra mokytojo pasirenkama. Vadinasi, sudaromos realios galimybės skirti netgi atskirą temą onkologiniams ligoms, prevenciniams programoms ir valstybės finansuojamiems profilaktiniams patikrinimams. 10 klasėse mokiniai supažindinami su genetikos pagrindais, mutacijomis, jų priežastimis ir pasekmėmis. Kadangi didžioji dalis onkologinių susirgimų yra susijęs su ląstelėse vykstančiais genetiniais pakeitimais, šiame etape tikslinga integruoti žinias apie vėžinių ligų kilmę, ankstyvosios diagnostikos reikšmę ir moksliškai pagristas prevencinės priemonės. 11 klasėje biologijos programoje tiesiogiai nagrinėjami ląstelės ciklo sutrikimai ir auglių susidarimas. Tai sudaro ypač palankias sąlygas aptarti ryšį tarp biologinių procesų ir onkologinių ligų. Taip pat akcentuoti prevencinių patikrų svarbą bei ankstyvo nustatymo naudą tiek individualiai žmogui, tiek visuomenės mastu. Papildomai šios temos gali būti integruojamas nagrinėjant ir genus, ir chromosomas. 12 klasėse biologijos ugdymo turinyje nagrinėjamos ligos ir organizmo apsauga nuo jų, ypatinga dėmesį skiriant imunitetui ir infekcinėms ligoms. Šiame kontekste tikslinga aptarti ir kompleksinį požiūrį į sveikatos prevenciją, įtraukiant onkologinių ligų prevenciją bei gyventojų profilaktinių tyrimų reikšmę. Ir apžvelgus 9, 10, 11, 12 klases ir biologijos programą mes išties matome, kad yra didžiulės galimybės kalbėti apie šios dienos realijas ir tik nuo mokytojo asmenybės priklauso, kiek jis nori realaus gyvenimiško turinio įterpti į ugdymo procesą. Jeigu kalbėtume apie gyvenimo įgūdžių programas, tai gyvenimo įgūdžių programoje numatyta, kad 9-10 klasių mokiniai ugdosi kompetencijas. Ir tos kompetencijos yra susijusios su sveikatos saugumu, ligų prevencija, savirūpa ir atsakomybė už savo bei kitų gerovę. Tai mokiniai mokomi saugoti savo ir kitų gyvybę bei sveikatą, paaiškinti, kaip išvengti ligų ir traumų ir taikyti savirūpos ir slaugos pagrindus. Šios nuostatos sudaro prielaidą instituciškai ir sistemiškai traukti prevencinės veiklas, analogiškas toms, kurios buvo pradėtos Antakalnio gimnazijų 2024 metais, vykdant projektą Onkologai pas gimnazistus. Ir kokias galima padaryti išvadas ir ką apibendrintai galima būtų pasakyti, tai kad onkologinių ligų prevencijos ir profilaktinių patikrinimo svarbos tema gali būti nuosekliai ir sistemingai integruojama visose gimnazinėse klasėse, pasitelkiant biologijos ir gyvenimo įgūdžių ugdymo turinį. Ir praktinė švietimo įstaigų patirtis, ne tik mūsų Antakalnio gimnazijos, bet taip pat išvardintų kitų mokyklų, patvirtino tokios integracijos aktualumą ir edukacinę vertę. Tokia integracija išties nereikalauja esminių programų pakeitimų, tačiau reikšmingai prisideda prie mokinių sveikatos raštingumo ugdymo ir ilgalaikėje perspektyvoje gali turėti teigiamą poveikį visos visuomenės sveikatai bei prevencinių programų veiksmingumui. Tai mano asmeniniu požiūriu, pradėdami nuo moksleivių, mes užtikrinam ir tolimesnį prevencinių programų svarbos veiksmingumą.